Sveikos, mano mielos mergelės. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Ši jūsų savaitė bus greičiausiai sutelkta į šeimą ir į romantinius santykius. Va. Daug dėmesio skirsite savo vaikams. Galbūt pati savaitė bus gan greita ir transformatyvi, kažkas keisis greičiausiai gyvenime. Arba jūsų kažkokios mintys apie kažką, ar nuomonė pasikeis, arba šiaip kažkokie pokyčiai ateina gyvenime. Taip pat jūsų gyvenime bus daug magijos, tokios tarsi įvykiai klostysis taip, kaip jums norisi, tarsi kokia magijos ranka jums prilietus. Va. Tai tokia sėkminga savaitė, sakyčiau. Bus gamtos ir jėgos jūsų pusėje, visata jūsų pusėje, o šiaip visas dėmesys jūsų greičiausiai bus nukreiptas į šeimą ir romantinius santykius. Nu va, o savaitė bėgs gan greitai. Gerai, pasižiūrėkim, ką kortos dar turi pasakyti. Kas laukia mergelių šią savaitę. Gerai. Judėkite už savo limitų. Siekite aukščiaus dėl savo dvasios. Įdomu. Šį kartą kalba apie tai, kad siektumėte kuo daugiau savo, kaip sakyt, mes limitus susidedame patys savo. Ir vien mūsų suvokimas yra mūsų limitai. Šį kartą ragina tuos limitus peržengti ir siekti daugiau, negu šiuo metu siekiate. Va. Pamirškite apie sienas, trukdžius kažkokius ir siekite visą širdimi to, ko trokštate. Gerai, kita korta. Auksinis kelias į jūsų realybę. Ieškokite naudos neįmanomose dalykuose. Na va, čia dar kartą panašiai labai kalba. Tarsi atrodo neįmanomi dalykai yra jūs turite kažkokį limitą ir galvojate, kad toliau eiti neįmanoma. Tai tas neįmanoma tampa jūsų limitų praplėtimas ir jūsų auksinis kelias. Gausite naudos iš to neįmanomumo. Va, auksinis kelias į jūsų realybę, labai gražu. Sėkmingas kelias. Panašu, kad gausite galimybių, tokių netikėtų, kur atrodė, kad neįmanoma nieko naujo išpešti, atsiras būtent galimybės ir naudos. Va. Gerai, papildysim su kitom kortom, pasižiūrėsim. Ką čia daugiau? Papildykime auksinį kelią ir limitus. Abiejose kortose žmogeliukai tarsi, va, abiejose kortose žmonės, va, ir tarsi į naują portalą žengia. Vienas į tokį sidabrinį, kitas į auksinį. Va, tai panašu, kad jūs tarsi va, šitą savo limitų portalą įeinate ir išeinate iš auksinio portalo. Va. Į auksinį kelią. Apskritai panašu, kad jums atsiras galimybių tokių netikėtų, kur peržengia visas jūsų galimybių ribas. Gali būti, kad jūs apie save prasčiau galvojate, negu iš tikrųjų yra. Saulė. Na va. Auksinė realybė, auksinis kelias. Ir saulė jums šviečianti.
Sėkmė, pasisekimas, pilnatvė, darbų visų užbaigimas sėkmingas. Saulė viską įprasmina, kas gera, kas teigiama. Va. Naujas pradžias sėkmingas. Dar paskaitysiu daugiau gerų žodžių. Ne visi ateina dar į galvą dabar. Žiūrėkit. Laimė, sėkmė, optimizmas, energingumas, džiaugsmas, pasitikėjimas savimi, teisybė, stiprybė. Jausitės, kad jums sekasi ir jausitės laimės spindulius. Pasitikėsite savo gyvenimu ir savimi. Saulė šviečia jūsų kelyje ir pasieksite visus tikslus, kuriuos užsibrėšite. Į auksinį kelią. Man iš tikrųjų šitą kortą taip ir spinduliavo tokią saulės energiją ir iškrito, tai labai gerai patvirtina. Tai kaip ir sakiau, jūs tarsi žengėte kažkokį žingsnį, kur turbūt net svarstėte, ar verta tą daryti. Ir išeinate nugalėtojai tame žingsnyje savo. Fortūnos ratas. Ir laimė, ir sėkmė, ir pasisekimas. Fortūnos ratas. Fortūnos ratas taro kortose, jisai sukasi ir juodom ir baltom spalvom, bet kadangi šalia tokios šviesios geros kortos, tai tik patvirtina, kad atsisuks fortūna jūsų pusėn. Labai smagu matyti. Taip pat čia ir pokyčių sako, kažkokie cikliški pokyčiai. Nuspręsite kažką labai svarbaus. Su šita korta mes kalbėjome, ne? Kad nuspręsite žengti kažkokį žingsnį, kuris už jūsų ribų yra. Sėkmė ir fortūna taip pat, netikėti įvykiai kažkokie geri. Kartais šitas korta taip pat sako, kad yra daug įvykių, kurių mes negalime kontroliuoti. Tai taip ir sukasi tas fortūnos ratas, kai kuriuos įvykius atsuka tokius nelabai malonius. Bet sakau, dabar jums fortūnos ratas šypsosi. Dabar visi sunkumai jums pasibaigs ir prasidės geros sėkmės laikas. Kaip smagu matyti tokias kortas. Ką žinoti sprendimus priimant. Ką žinoti priimant sprendimus, tai pasikliaukite savo širdimi, kur geriausiai jaučiatės, nes čia toks emocinės pilnatvės, tokia korta tūzas taurių. Ir kur geriausiai jaučiatės, kur traukia jūsų širdis, ten ir eikite. Pasikliaukite intuiciją. Ir riteris lazdų. Gali būti, kad teks priimti sprendimus tokius truputį maištingus. Šitas toks maištautojas, visi dirba, aš einu atostogauti. Toksai atsipalaidavęs, atsitraukęs. Gali būti, kad norėsis truputį atitrūkti nuo gyvenimo, kažkur išvykti, pabūti su savo šeima, su šuniuku. Ir tada nuspręsite geriau sprendimus. Tiesiog atsitraukite šiek tiek. Nes klausiu, kaip priimti tuos sprendimus, tai sako kortos, kliaukite savo širdimi, ten, kur geriausiai jaučiatės, ir truputį atsitraukia. Dar pasižiūrėsiu, ką daugiau su šita korta. Būkite drąsus, energingas. Kaip ir sakiau, truputį maištingas, laisva dvasia. Jūs į savo kūrybinius projektus žengėte labai taip stipriai.
priimkite ir spontaniškumą. Spontaniškumas tas žodis, kurį ieškojau. Spontaniškai, labai daug negalvokite, eikite ten, kur širdis traukia, ir be baimės. Ir išsilaisvinkite iš rutinos. Tai kaip priimti sprendimus, tai gali būti tie sprendimai jūsų ir truputį spontaniški. Ten, kur veda širdis, ten ir einate. Kaip ir sakiau, visi dirba, aš einu ten, kur traukia širdis, einu žvejoti. Taip. Aišku, pasikliaukite savo kritiniu mąstymu, nemeskite viso gyvenimo vien dėl to, kad kažkas gero laukia, nes nežinom iš tikrųjų, kokiom aplinkybėm tas gerumas ateina. Tai truputį, jo. Iš esmės, sakau, priimant sprendimus per daug negalvokite, toks atsakymas. Daugiau kliaukite savo širdimi. Gerai, pasižiūrėkim kitas kortas. Smagu, tokios šviesios, geros kortos jums. Susirinkimas. Bendruomenės galia. Aš jums, kažkaip man atrodo, tas bendruomenės galia jums labai dažnai imponuoja, dažnai krenta. Kažkada kalbėjom, kad pasikliautumėt savo draugais, savo kolektyvu, savo kompaniją ir paskui vėl buvo kritusi ta korta ir dabar vėl kalba apie tai, kad pasikliautumėt savo žmonėmis aplink save. Tai greičiausiai jūsų šeima, tie artimiausi žmonės, kuriais galite pasikliauti. Ir šiaip gali būti, kad pamačiau kortą, tai manau reikalinga jinai mums. Bendravimas, jungtis. Dėl to ir paėmiau. Šiaip jūsų bendruomenė, jūsų kolektyvė, jūsų aplinkoje yra labai daug įvairių žmonių iš įvairių gyvenimo kelių. Ir jūs po truputį per gyvenimą juos kaip tos deimantukus ant to voratinklio susirinkote. Ir tai atspindi tos, kaip sakau, čia didelė bendruomenė, bet čia ir grybai, ir fėjos, ir drugeliai, ir samanos, ir apskritai visa gamta yra gamtos bendruomenė, ne čia. Visi skirtingi iš skirtingų gyvenimo kelių susirenka kartu. Ir jūs tarsi su tojus voratinklio gijom sujungiate visus. Taip pat tas voratinklis dar simbolizuoja ir įvykius, kurie vienas po kito vedė jūs į tam tikrus sprendimus, pas tam tikrus žmonės. Ir dabar jūs tarsi perlus surinkę visus juos turite ir žengėte į tą portalą, į tą naują kelią savo, su žmonėms savo ir su visom patirtim. Gerai. Pokyčiai. Truputį kalbėjau apie transformaciją, šiokią tokią pas jūs vykstančią. Tai kažkam užsidaro durys. Bet tas portalas, į pro vieną įeinate, pro kitą išeinate. Ir uždarote duris už savęs savo praeičiai. Ir visiems sunkumams, nes dabar grinai einate į šviesą, į saulę. Gerai. Atleiskite, gali būti, kad uždarydami tas duris uždarote nuoskaudas už savęs. Kortos sako, atleiskite, sutaisykite tą šydą su savo draugai, šeima, artimaisiais partneriais, buvusiais partneriais. Nepalikite nuoskaudų, eikite su
tyra širdimi ir nusiteikę gerai. Jeigu eisite į naują etapą su širdgėla, nors to širdgėlą irgi nėra taip lengva užtaisyti, bet gal geriau sakyčiau, jeigu einate į naują gyvenimo etapą su kažkokiais pykčiais, pagieža ar kažkuo tokiu, su tokiom neigiamom emocijom, kurios iš jūsų tik energiją traukia, tai jums gali būti sunkiau pamatyti visą tą, kas gero jums laukia, užtemdyti jūsų šviesą. Dėl to kortos sako, atsipalaiduokite ir atleiskite žmonėms. Tuo pačiu susitaikite ir su savimi. Nes mes savyje kartais daug tokių savybių turim, dėl kurių save peikiam kažkaip. Atsiprašau, dėl kuriomis plakame save. Tai susitaikykite su savim, žiūrėkite, kaip galvojate apie save, kokiais žodžiais kalbate savo. Gerai, patarimo dabar paklauskim, kokį patarimą. Vidinė šventikla atsidavimas. Vėl apie portalus. Įsijunkite į savo širdies portalą. Ne veltui apie portalus kalbama, ne? Kortos irgi to patį sako, dar kartą patvirtina tiksliau. Įsijunkite į savo širdies portalą, tai kaip ir sakė Tūzas taurių, kliaukite savo širdimi ir būkite atsidavę savo tikslui. Ir panašu, kad jūs esate atsidavę, žinote, ko norite, ir savo tikslų siekiate. Tai jūsų tikslai kyla iš širdies. Tai labai gerai. Du klausimai iškilo. Sudėliokite savo gyvenimą. Kas jūsų gyvenime nesiriša ir turi keistis? Klausimas. Kitas klausimas veidrodis. Kas jūs trigerina? Tai yra užveda tą, kaip čia pasakyti, sujaudina ar užnervina. Tai tokios dvi kortos apie tai, apie tuos dalykus, kuriuos turime palikti prieš eidami į naują etapą. Savo trigerius žinoti, tai kas mus užerzina, kas mus suveikia, savo kokios žodžiai, kokios mintys, kokie įvykiai ir ką dėl to galite pakeisti. Jūs taisote savo šydą, tarsi ir sutaisote savo gyvenimą tuo pačiu. Tai vienas iš dalykų, kuriuos reikia, kurie sako, kas nesusiderina, tai vienas iš tų dalykų yra nuoskaudos kažkokios, atleidimas, reikia priimti atleidimo momentą. Ir pasigalvokite, kas dar pas jūs nesiderina jūsų mintise ir gyvenime. Gerai, ką reikia žinoti apie šitą suderinimą. Labai šiandien kimstu su jumi. Tai gali būti, kad ir jums gali tekti reikėti balso. Gali tekti balsą savo naudoti. Tai čia irgi, kiekvienas dalykas, kas būrimo metu nutinka, yra ženklas. Irgi būrimo dalis. Tai darote bangas. Pagreitis auga, tai jums jau laikas ir pasiekimai. Apie pasiekimus jums sakė ir Saulė, ir fortūnos ratas, kad pasieksite, ko norite. Ir tiesiog, sako, jūsų gyvenimas įgavo pagreitį ir jau eina link to. Ir tiesiog reikia žengti į priekį.
Gali būti, kad viską jūs jau sudėlioja savo gyvenime. Nagi, kas čia su tuo balsu? Viską su gyvenime jau sudėliojate ir žinote visus dalykus, kurie jūs išbalansuoja. Va. Ir dabar ateina laikas į priekį eiti. Pasieksite tai, ko norite. Dar kartą patvirtina kortą. Paleiskite ir kūrybą, ar kūrybą. Tai mes apie paleidimą, atleidimą jau kalbėjome. Kitas dalykas, man šita korta labai gražiai nupiešta, man patinka, kad ji paleidžia šviesą iš savęs, drugelius šviesą. Tai kartu su šita korta irgi labai gerai dera ta mintis, kad paleistumėte savo kūrybą į laisvę, paleistumėte savo šviesą, savo energiją, savo idėjas į laisvę. Gali būti, kad jos jau daug prisikaupė tų idėjų ir minčių ir dabar tarsi laikas jas paleisti. Laikas, kaip ir sakė šitą kortą, laikas daryti bangas. Laikas paleisti į laisvę savo idėjas, savo kūrinius. Gerai, paklauskim protėvių, kokį patarimą mums gali duoti. Kokį patarimą galim duoti mergelėms, einant į šitą naują gyvenimo etapą gražų. Čia dar atsivertė kortų. Oi, ne. Ne, galvoju, viena nukrito. Čia labai daug. Kietos kortos, tai neaišku, kiek tų kortų krenta. Ką turi mergelė žinoti? Taikos sergėtojas. Viskas bus harmoninga. Viskas išsispręs harmoningai. Tai va. Ir tiesiog palaikykite balansą, neskubėkite, neikite akis išdegę, apgalvokite viską, bet ir klausykite savo širdies, kaip Tūzas Taurių sakė, kliaukite savo širdimi priimdami sprendimus. Tai neforsuokite įvykių, švelniai, ramiai viską darykite. Va, su švelnia jėga. Švelnia jėga. Gerai, dar meilės kortas išmėsiu, pasižiūrėsim, ką apie meilę reikia žinoti. Gal čia ir yra šitas kelias į meilę, jeigu jums tai aktualu šiuo metu. Jeigu ne, tai gali kitos rytis būti neromantinės, darbinės, asmeninio tobulėjimo, ar bet kas jums aktualu šiuo metu. Kartu ir pasipuošti. Atraskite džiaugsmą būdami paprastuose dalykuose kartu. Ir čia sako, atsiras galimybė pasipuošti ir kartu pabūti. Va, pasilinksminti. Tai va, tai kaip ir šitos kortos sako, truputį pasidžiaukite kasdienybę kartu, bet gali būti, kad atsiras galimybių ir iš kasdienio to gyvenimo ištrūkti, pasipuošti, kažkur išeiti į kažkokią šventę. Va, išeiti į šventę. O jeigu ne, tai pasidarykite šventę patys savo, pašvęskite kasdienybę. Va, tokios panašios kortos. Na va, tai jūs dabar galima sakyti, užbaigėte gyvenimo etapą kažkokį. Ir galbūt jaučiatės ties kažkokia riba. Ir atrodo, viskas nebegaliu toliau eiti, arba pavargau. Bet tik čiut save pastūmė į priekį
jūs perėsite per tą portalą į savo auksinį kelią. Va. Ir tada atsivers jūsų gyvenimas visom vaivorykštės spalvom. Ir saulė, ir fortūnos ratas, ir viskas. Tai tiesiog pasikliaukite savo intuiciją, savo širdimi. Remkite savo šeimą, draugais artimiausiais. Ir kyla pagreitis, jūsų gyvenimas į pagreitį dabar įsivažiuos ir viskas labai gerai susitvarkys. Eidami į tą naują kelią, atleiskite savo ir savo kaltininkams. Va. Ir būkite, eikite su ramia širdimi, nesineškite nuoskaudų, nes jos tiesiog atima energiją iš jūsų ir neleidžia mėgautis tą saulę, kuri jūsų laukia. Na va. Ir atėjo laikas savo kūrybinius projektus paleisti į laisvę, savo idėjas. Gali būti, kad kūrybiniai srity kažką veiksite, va. Arba turite šiaip visokių idėjų, kurios bus vaisingos. Va. Na tai va, tai tokia šią savaitę žinutė, būkite laimingi, būkite mylimi, pasimatysime kitą kartą. Iki.